Labas. Šiandien su tavim pasidalinsiu tema apie bronchinę astmą. Ir šią temą sutiko pasidalinti mamytė, kuri iš tikrųjų, kai šiek tiek papasakojo apie savo vaikučių istoriją, tai iš ties buvo nelengvas kelias, kas liečia lygų ir prieėjimo prie, jau sveikatos ir mamai atsigauti, atsipūsti nuo tų lygų periodo. Tai labai dėkoju, šiandien pasidalins su mumis šią istoriją Vaida. Ir kaip visada, pabaigoje vaistininkė Eglė pakomentuos, ar ne, labai vertinom mes jos informaciją pateiktą, kas būtent prie bronchinės astmos, kokios maistinės medžiagos, ar ne, labai yra svarbios ir įtakoja mūsų organizmą. Bet prieš įeinant į šitą temą, kaip visada, jeigu dar nesi užsiprenumeravę šito kanalo, paprašysiu paspausti prenumeruoti, kad tiesiog plačiau pasiektume žmonės, kuriems iš tikrųjų yra svarbi šita tema. Tai ką, pradedam. Labas, Vaidutė. Sveika, Andžela. Norėjau dar pasakyti, kad Vaidutė yra iš Švedijos. Manau, kad šiek tiek savo istoriją ir pasidalinsi, kad tiesiog kaip ten viskas vyko. Tai tiesiog, Vaidutė, pasidalink savo, kiek mes kalbėjom, pirmagimio sūnaus, ar ne, istoriją. Ir pradžioje tikrai nebuvo ten tos bronchinės astmos, kiek mes kalbėjom, bet tikrai klausytojas supras, kai mes nesiemam tam tikrų veiksmų kasdien, iki ko galim daryti davesti, ar ne, sveikatos būklę. Tai va, klausom tave. Tai sveiki dar kartą, aš esu Vaida, gyvenu Švedijoje jau 14 metų, esu 3 vaikų mama, mano vyriausiam sūnui šiemet bus 20 metų, tai jau tikrai apie tą pirmagimį šiandien kalbant, tai ta istorija jau toli atrodo praėjusi, bet kai tu paprašei pasidalinti, tai vis grįžau tuo. Ir žinai, atrodo, man tada buvo 23 metai, kai jis gimė, mes buvom naujakuriai Klaipėdoje, tai nei tos pagalbos šalia, nei to supratimo to vaiko auginimo, žinai, atrodo, gimsta ir tos ligos tokios, kurios, tarkim, užpuola tuos leliukus arba ten lankant darželį, ar ne, atrodo, lygtais tuo pasitikėjimu į gydytojus, ne šitą vaiką, ar ne, ir ką sako daryti, tą ir darai iš tikrųjų, ar ten kosuliukas, ar ten sloga, ar kažkas. Tai vis atrodo, ką tu čia mama gali išmanyti, jeigu yra specialistai, tie, kurie tau pataria ir tu elgiesi taip, kaip sako gydytojas. Tai aš sakyčiau, kad tas mano vaikas gimė toks tai galbūt su silpnesne plaučių sistema, kvėpavimo sistema. Aš taip galvoju, kad nes man kaip ir tėtis sakydavo, kad pas mus lygtais paveldima irgi yra kažkokia tai dalis, nes ten jo giminaičiai yra, seneliai irgi dažnai astmom. Tai aš kaip suprantu, tai jisai jau tą polinkį, tai jau gimdamas atsinešė. Tai reiškia, kad supranti, kiekvienas tas gydymas toliau, kada prasidėjo darželėje, tai buvo viskas ant bronchų, ant laringito, viskas ėjo sunkiausia dalis būtent per kvėpavimo takus. Ir žodžio esmė tokia, kad mes iš tikrųjų labai sunkiai sirgo, jis mano vaikas, žinai, ir iš tikrųjų, kaip pasakyti, atėjus ar ne prie tų tokių maistinių papildų, kada jau susipažinau su eglute, tai mes visai kitom lygom sirgom. Atsidėjo ir tas visas auksinis stafilokokas, iš tikrųjų, begalė puokštė įvairiausių ligų, bet kaip ir sakau, tie visokie laringitai, bronchinės astmos, tai čia kaip vystėsi, gal sakyčiau, tokia nusigydymo sistemos tokia buvo eiga, todėl, kad labai daug gaudavo antibiotikų. Atsistatymas buvo tikrai prastas vaiko, žinai. Tai taip aš sakyčiau, kad tikrai tos pasekmės keliavo būtent į tą bronchinę astmą, tada, kada buvo toksai stiprus jau pažeidimas būtent organizmo, kuomet nėra to atsistatymo būtent po vaistų vartojimo. Tai jeigu ta istorija tokia būtų, kad būtent apie bronchinę astmą, tai jau mums jinai išsivystė, kai mes gyvenome Švedijoje, kada jau aš visiškai neturėjau tų maisto papildų šalia savęs, nes iš tikrųjų nebuvo patogu jų nei kažkaip iš Lietuvos parsisiųsti, nežinojau, kaip gauti jų Švedijoje. Tai buvo tokia situacija, kada jisai iš tikrųjų peršalo čia. Ir švedai, jie tikrai nėra tokie žmonės, kurie, ne tai, kad žmonės gydytojai, jie tikrai neskuba gydyti ar ne, nei tai vaikų, nei tai
suaugusių palieka taip daugiau, kaip pasakyti, gamtai, kovoti organizmai, o kada žinau, kad tas organizmas pasikovoti nesugeba taip, kad susidorotų su tam tikrais, pavyzdžiui, iššūkiais, virusais ar bakterijom, žinai. Tai taip daėjom, kad iš tikrųjų reikėjo skristi į Lietuvą, gultis į ligoninę su labai stipriu plaučių uždegimu. Tai mus paguldė Lietuvoje 10 dienų ligoniniai ir tada mums pasakė, kad jam reikalingos bus pypkės visam gyvenimui, žodžiu, pažaida yra labai stipri ir galbūt negalės imtis sporto, kur jisai tiesiog dūsta vaikas ir visada turės šalia savęs tam tikras pypkės, kurios praplėstų bronkus, kad jis galėtų tiesiog kvėpuoti. Tai žinokit, aš kai grįžau iš Lietuvos į Švediją, tai aš galvoju, kiek laiko nebuvo nieko daryta ir kaip turi atsitikti, kad vėl prisimintum tą visą vartojimo, tą papildų iš tikrųjų, tą naudą ir iki ko davedi, kada tu juos pameti ir taip atrodo, kad lygtais vieną problemą susitvarkai ir viskas, ir tu juos padedi į šalį ir ne, ir paskui lauki, lygtais atrodo, ar išauks, ar jau čia užtenka, žinai. Ir per tą laiką, aš galvoju, kokius gal 4 metus mes kaip nevartojom tų papildų ir kaip jisai susirgo tą bronchinę astmą, tai aš tuomet atsibudau ir galvoju, tik tuomet vėl suvokiau, kas tai yra. Tai reiškia, kad tas palaikomasis visada turi būti tiek mitybos papildymas, tiek atsižvelgiant į to jo silpną vietą. Ar ne, tarkim, bronchai, aš negaliu palikti vaiko tiesiog likimo valiai savo vystytis, todėl kad jis neturi iš ko kovoti susidūręs tam tikrais virusais ir bakterijom. Tai iš tikrųjų man buvo toksai labai stiprus nubudimas ir aš pagalvoju, kad ar nepavėlavau, žinai, nes iš tikrųjų tas pažeidimas buvo tikrai toksai, kad su tom pypkėm gyvenom ir jisai visada iš kišenės įsitraukdamas kvėpuodavo ir galvoju, kodėl aš taip žinodama numečiau visą tai, žinai. Bet vėl grįžus prie maisto papildų, vėl aš juos kabinausi ieškoti ir Švedijoje ir pati vėl jungiausi, žinai, nes jau žinojau istoriją, kad jie padeda ir žinojau tą gyjimą, kada turėjom tą auksinį stafilokoką pradžioje, žinai, prieš tuos 4 metus Lietuvoje, kaip gyvenom. Tai aš vėl kabinausi į juos ir po trupučiuką vėl atsistatėm. Ir šiandien dienai tų pypkių mums nebereikia. Ir jisai sportuojantis yra. Ir labai, sakyčiau, netgi, ką davė dar papildų tą naudą tokia, kad tas mąstymas jo ieškoti tinkamo maisto savo kaip vaikui, paaugliui, kada man nebereikėjo sakyti, kad cukrus kenkia, žinai, kad nebereikėjo man aiškinti, kad nereikia ten kažkokių neaiškių padažų. Aš kaip suvokiu, tai tų papildų nauda, augant vaikui, davė tokią didžiulę naudą suvokti, kas yra organizmas, kada jis jaučiasi gerai ir pats atsirinkti, kas yra kas. Tai šiandien dienai jis tai yra labai stiprus, sportiškas ir labai žiūrintis mitybą vaikas, kur man ten, kaip tą paauglį taip suvaldėjai, žinai, be cukraus, be visą kitą. Tai jis man daugiau pasakoja, kaip turėtų būti ir iš tikrųjų džiaugiuosi, bet tuo metu tai buvo toksai, žinai, sukrėtimas, kad aš žinau ir nedarau ir kodėl tiek laiko buvo pramiegota, žinai, atrodo viskas taip bėgo ir iš tikrųjų buvo sunki ta situacija ir gydytoje tai praktiškai jiem prognozijas tokios liūdnos, žinai. Tai tu buvai užsibinusi, kad Lietuvoje, kai gyvenot, ar ne, turėjo tam tikrų irgi sirgimų ir jūs vartojat maistinės medžiagas, kaip minėjai, ir turbūt su pačia glute, ar netariaisi, kažkaip suvedė gyvenimas, likimas jūs. Ir kai išvykot į Švediją, tiesiog viskas nutrūko. Vaikutis, ar ne, kai pasveiko ir gerai jautėsi, tai kaip dabar tu mini, to sąmoningumą, ar ne, kaip šiandien turi, kad tai yra kiekvienos dienos reikalas. Ir gal šiek tiek, žinai, dar norėčiau paklausti tai, kad labai daug mamyčių taip ir daro ir šiais laikais. Vaikutis pasveiksta, ten kažko sudavė tam kartui, kad ir tų vitaminų šiek tiek ir niekas daugiau nebeduoda. Tai žinai, norėčiau, kad kaip tu pati dabar tai suvoki ir pati jauti tuos dalykus ir atgal atsigręžiant, kad ir ką tiesiog šitą žinutę norėtum dabartiniam tėveliam pasakyti, kad kiek tai yra labai svarbu. Aš taip galvoju, kad anksčiau, aš dabar, kai gyvenu Švedijoje, tai vėl yra kita, atrodo, sistema. Anksčiau, kai gyvenau Lietuvoje, žinai, būdavo toksai laikas, kad ir šeimos gydytojai sakydavo, kad, ateina ruduo, pagerkit kažkokiu tai vitaminu, ar ne? Ateina pavasaris, vėl trūksta kažko, žinai. Ir mums taip atrodo, niekas nebuvo, ne tai, kad niekas. Jie kalba iš to, ką turi šiandien dienai lentynose ar ne vaistinėse.
Tai gerai, kad jie nesako kiekvienai dienai, tarkim, sintetinių papildų kažkokių vartoti, nes tų natūralių tai mes neprieinam taip labai plačiai. Ir nes žmogus ieškosi pagal ką, ne pagal pavadinimą, pagal tai, kaip jam pasakė, ten reikia D ar ne, omegos ar kažko, juk mes tai nežinom, kokio būtent. Mes ieškom daiktą tą, kurį gaunam arba kas mums yra įperkama, arba tai, kas dabar yra ant reklamos ar ne. Tai iš tikrųjų tas pats paruošimas mums nebuvo aiškinama, kad kiekvienai dienai reikia papildų, todėl kad maistas toksai kaip sveikatos pagrindas nebuvo niekada teiktas prieš tuos 18, tarkim, metų. Atrodo, kad tu arba turi valgyti, arba neturi valgyti. Ir tas toksai nebuvo labai didelis skirstimas, kas yra natūralu ir sintetiška. Tai praktiškai aš manau, kad iš tų laikų išlikimas buvo tai, kad atrodo užgersiu vitaminų momentaliai ir neatsigauti ir tada vėl aš save palaikysiu kokiai pusė metų, ten, kad ir nereikia kažkiek tai laiko, ar ne? Arba pasidariau tyrimus, man trūksta, tai užpumpuoju ir vėl kažkokiu momentu paleidžiu. Tai čia yra tada, kada iš to, ką turi rinka, turbūt tą siūlo ir taip kalba. Bet kada mes suvokiam, kas yra, tarkim, tie papildai natūralūs, kada jau aš pradėjau domėtis, kaip tu supranti, kad tai yra iš maisto grandinės saugus vartoti kiekvienai dienai, tu supranti, arba tu valgai, arba nevalgai. Ir esmė tame, kad tu gali tą imuninę sistemą kažkaip susitvarkyti, susistiprinti ją. Bet kad, aš kai sakau, niekada nepavalgysim pirmadienį už visą savaitę. Nu, nėra, ta prasme, tu turi kiekvienai dienai gauti kažkokį tai maistinių medžiagų kiekį tam, kad galėtum mąstyti, judėti, vaikščioti, kad galėtum daug dalykų atlikti, kad tau būtų energijos ir sveiko proto ir dar tuo labiau susidoroti su tam tikrais ar ne virusais. Tai vat būtent šie maisto papildai, jie yra labai stipriai papildantys mitybą, jeigu mes iš tikrųjų neturim to gero maisto. O žinant, kad jo ir nėra to gero maisto tiek, kiek reikia, tai natūralu, kad mes kiekvieną dieną tuos papildus turim vartoti taip, kad papildytume tuo savo organizmo, kaip pasakyti, poreikius. Tarkim, ateina iššūkiai ir ne paauglystės, augimo šuoliai, hormonai, mokslo padaugėja. Aš tiesiog dėlioju galbūt pagal tai, kas arba netgi apskritai, kai turi visus juos, tai pas vaikas atsirinkinėja, ko labiausiai jam reikia, nes organizmas juos kaip atpažįsta, ar netrodo, vienas ramina, kitas ten skatina, baltymai, pavyzdžiui, ar ne, vėlgi tu jauti valgant, kad tu jautiesi visada kažkoks pilnavertis su savo mityba ir iš tikrųjų ir to neduoti, tai aš suprantu, kaip pasirinkti tiesiog prašiau jaustis. O žiūrėk, Vaidutė, o dabar tavo jau suaugęs sūnus, jaunuolis, šiai dienai vartoja maistinės medžiagas? Vartoja. Jis labai atsirenka kaip ką, nes iš tikrųjų labai daug domisi, skaito, ar dar man pačiai, kaip pasakyti, gal aš tokia esu labiau įtikėjusi, nes iš tikrųjų mane ištraukia, ar ne, į tą dienos šviesą, kuomet, kai yra mamai prastai apskritai mes kaip esam mamos tos, kurios žinom, kad vaikui staiga atsitiko kažkas blogai, mes nebegalvojam, atrodo, kas po ranka ir kaip jam padėti, atrodo, ir tu nežinai tiksliai, ką daryti, kad tik kuo greičiau viskas pasibaigtų. Bet per tą ilgą laiką, kada gyveni ir kai yra ramu, jau nebėra vaistų namuose, kada tu supranti, kad tu gali tam tikrus dalykus ar net reguliuoti maistinių papildų pagalbą ir žinai, kas kaip padėtų, tai mano vaikas, jisai galbūt nenori būti toksai labai užlipęs ant tų papildų, jisai stengiasi dar iš maisto labai daug susirinkti, bet pas jį mityba yra labai tvarkinga. Todėl jisai nevalgo tiek, kiek aš, tarkim, papildų, nes man tai yra paprasta, atrodo lengva, žinai, kodėl ten save apsisunkinti ieškojimais, kai tu gali šiandien dienai turėti po ranka viską, kas tave, ląstelę pamaitinti, ar ne, kad jaustis gerai. Tai jis dar bando, žinai, pusiau tai papildus, žinau, kas yra nepakeičiama ir būtina, tai yra baltymai ir omegos, kurios tikrai negaunam čia to žuvies, net Švedijoje nėra tokios geros, kaip čia įsivaizduojam, kad kuo šiauriau, tuo kažkas kitaip, bet ta pati Baltija yra skirianti Lietuvą, ar ne, tai iš tikrųjų to žuvies nėra jos labai kokybiškos, tai omegas, sakyčiau, gal labiausiai toks magnis, žinai, baltymai, karotenoidus labai mėgsta, tai vadinasi, jį dar traukia tam tikri produktai ir jisai juos vartoja. Supratau. Tai žinai, aš tavęs taip klausausi, galvoju, o Dieve, daugiau tokių sąmoningų jaunuolių. Labai, labai smagu klausytis tokios istorijos. Gerai, Vaidutė, atsikvėp truputėlį, pakalbinsiu tada Eglę. Tai Eglutė, įdomiai, iš kiek suprantu, tai yra tokia jau jūsų draugystė, jau vos ne dešimtmečiai, ar ne, net porą dešimtmečių turbūt, kai susipažinot. Tai prieš tiek laiko tikrai visiškai nebuvo daug informacijos apie tas maistinės medžiagas, kaip yra šiandieną. Ir bronchinė astma.
šiandien norim daugiau apie ją kalbėti. Tai kokios tos maistinės medžiagos, na vat ir padėjo net ir pačiam Vaido sūnui, na tiesiog pasiekti nuostabių rezultatų. Nu tiesiog, aš kai klausiausi, tai čia kiekvieno dabar turinčio tą problemą, tai gal net nesuvokiama, kaip taip įmanoma. Tai aš įsivaizduoju, kad tos maistinės medžiagos tokios turi didžiulę tokią įtaką. Tai tiesiog šiek tiek plačiau, kas ir su kuo tiek kaip kas susiję. Tai sveikos merginos, sveiki klausytojai. Tai pirmiausia pradėsiu nuo bronchinės astmos priežasties. Prieš žmogui patardama, nes labai dažnai žmonės sako, ką čia man nuo bronchinės astmos, ką čia man nuo kojos, ką čia nuo galvos, bet aš sakau, o kokia priežastis, nes priklausomai kokia priežastis tos astmos gali skirtis ir mano atsakymas. Tai jeigu tai yra astma vaikui išsivyščiusi, tai dažniausios priežastys yra paveldimumas, kvėpavimo takų infekcijos, alergijos, alergenai, oro tarša, dažniausios priežastys. Jeigu ta bronchinė astma įsivysto vyresniam žmogui, tai priežastys gali būti stresas, vaistai, beta blokeriai ypatingai dažnai, aspirinas, kurį mėgsta vyresnio amžiaus žmonės, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, tai yra vaistai nuo skausmo ir uždegimo, tai visi žinom diklofenak ar ne. Tai yra vaistai, kuriuos žmonės naudoja dažnai. Ir tai vyresniam amžiui gali būti tokia priežastis. Nutukimas, refliuksas, tai įsivaizduokit, kaip skiriasi atsakymas, o tai ką nuo tos astmos. Bet šiandieną kalbamės apie Vaidutės atvejį, tai gal tada apie tų vyresnių žmonių astmą, galim kitam kartui palikti kažkada, o dabar apie vaikus. Tai jeigu turi vaikas paveldėtą, kaip Vaidutės atveju, paveldėtą polinkį į astmą, tai nebūtinai ta astma dar turi pasireikšti. Mes žinom mokslą apie genetiką, kuriam tik tai apie 20 metų tam mokslui, ir jis aiškina, kad genus galima valdyti, juos galima įjungti arba išjungti, ir tiesiog gali jie visiškai nepasireikšti niekada, kad ir tu turi paveldėtą tą geną. Tai reiškia, kad maistinės medžiagos yra vienas iš teigiamai veikiančių epigenetinių veiksnių, tai reiškia genus valdantis veiksniai. Tai jie gali būti neigiamai veikiantys arba teigiamai. Tai pavyzdžiui, jeigu tas vaikinas turintis paveldėtą geną astmos pradės dar rūkyti, faktas, kad jam pasireikš. Jeigu jis pradės valgyti prastą maistą, šlamštą, faktas, kad pasireikš. Jeigu ten pradeda žydėti kažkas pavasarį, pasireikš. Bet jeigu jisai naudoja teigiamai epigenetiškai veikiančius veiksnius, tai reiškia mityba, sveika mityba, maistinės medžiagos, būtent dėl ko mes tą sveiką maistą ir turim valgyti, jos gali paveikti tuos genus, gali valdyti, gali neleisti jiems pasireikšti. Tai pavyzdžiui, būtent Vaidutės sūnaus atveju, ką mes akcentavom ir kas buvo parekomenduota pirmiausiai ir kas suveikė, tai omega-3 riebiosios rūgštys. Tai yra medžiagos, kurios mažina uždegimą ir alerginį atsaką reguliuoja. Nes dažniausiai čia priežastis vaikų astmoje, kaip minėjau, o tų omega-3 riebių rūgščių mes suaugę negauname pakankamai, o vaikai dar labiau negauna pakankamai. Nes jūs man parodykite vaikus, kurie mėgtų valgytų žuvį. Gal yra vienetai, bet tada klausimas, kokią tą žuvį jie valgo. Ar laukinę jūrinę, ar parduotuvinę užaugintą ūkiuose. Ir jeigu atsakymas antras, tos omegos-3 rūgščių ten su žiburiu reikia ieškoti. Jos yra pėdsakai. Tai reiškia, mes turėsim riebę žuvį, gal tas vaikas valgys tą lašišą taukai varvės per barzdą, bet veikliosios medžiagos, omega-3 rūgštis tai nėra riebalas bėgantis per smakrą, ne? Tai yra taukų veiklioji medžiaga. Ir jeigu tai nėra laukinė žuvis, žodžiu, mes neįmanoma gauti su maistu. Ir tas momentas, kad vaikai retai kada valgo žuvį, ir jeigu sudėjus tuos du faktus, gauname
rezultatą, kad vaikai gyvena didžiuliame deficite šitų medžiagų ir uždegiminiai procesai, jie tiesiog turi laisvę organizme bujoti, o būtent jeigu turi vaikas paveldėtą astmą, tai yra omega trūkumas, tai yra palankios sąlygos tam genui pasireikšti. Tiesiog atidaromi vartai. Toliau, vitaminas C. Vitaminas C yra tas vitaminas, kurio pilna visur, kaip sakau, ant kiekvieno kampo, bet jo labiausiai trūksta žmonėm. Net 90% žmonių gyvena vitamino C deficite. Netgi daugiau negu D vitamino deficite. C vitamino deficitas dar gilesnis. O C vitaminas visada reikia prisiminti yra ypatingai tai yra apie 3 A raidės. C vitaminas ir 3 A raidės. Alergija, astma ir artritas. Tai va, tai žodžiu, jeigu yra viena iš tų ligų, tai jau ypatingai vitamino C reikia didelių dozių. Tai vitaminas C yra natūralus ir nenatūralus. Aš visada rekomenduoju tik natūralų, nes natūralus vitaminas C, jisai turi visas 6 vitamino C formas. Tai yra askorbo rūgštis ir kiti bioflavonoidai, kurie priklauso C vitaminui. Ir jie yra atsakingi už vientisumą gleivinių, už alergeno prasiskverbimą arba sutrukdymą jam prasiskverbti, taip reiktų sakyti. Tai yra imuniteto reguliatorius ir būtent kas liečia astmos, tai jisai kritiškai svarbus. Vitaminas D lygiai taip pat ypatingai svarbus prie astmų. Tai reiškia, C vitaminą nepraleidžiam ir D vitaminą nepraleidžiam. Tai jeigu C vitamino visiškai neverta daryti kraujo tyrimo, nes jisai yra vandenyje tirpus, tau ryte rodys vieną rezultatą, vakare kitą ir tyrimas 100 eurų, tai D vitaminas riebaluose tirpus ir jį verta ištirti vaikam ir pagal tai dozuoti, kad sukelti iki vidurinės normos ribos ar netgi didesnės. Net minimali jau netinka šiuo atveju, jeigu vaikas turi astmą ar turi polinkį į astmą. Magnis. Magnis yra mineralas, kuris atpalaiduoja raumenis. Tai jeigu yra raumenis įsitempę, trūksta magnio, aišku, tie spazmai, tie priepuoliai bus dažnesni, būtent dėl magnio deficito. Tai vienas dar momentas, kad be magnio ir D vitaminas blogai savinas. Tai reiškia, D yra kritiškai svarbus, be magnio jisai nepasisavina. Ir magnis būtent tuos spazmus mažina. Tai vėlgi mes turim, jeigu tokią spazminę astmą bronchinę su spazmais, tai ten tikrai gali atrodyti, kad jau tas vaikas tuoj numirs, ar ne, tas žmogus tiesiog uždus. Tai vat, magnis yra labai svarbus raumenų atpalaidavimui. Toliau eina labai svarbus yra ir antioksidantai, tokie kaip vitaminas E, selenas, cinkas. Bet dar norėčiau išskirti prie alerginių astmų kvercetiną, tai yra polifenolį, kuris būtent ypatingai svarbus, kai yra alerginės astmos, nes jis tai reguliuoja histamino išsiskyrimą. Karotenoidai, tai yra raudoni oranžiniai pigmentai, irgi gleivinių vientisumui palaikyti, nes pro gleivines patenka alergenai, tai jeigu yra alerginės astmos labai į temą ir jeigu yra astma autoimuninės kilmės, irgi karotenoidai labai svarbus, nes autoimuninių ligų priežastis dažniausiai yra slypi žarnyne. Tai karotenoidai irgi svarbus, kodėl Ironas intuityviai juos ir dabar mėgsta naudoti, nes jam tiesiog organizmas pats pasako, kad jų norėk, tiesiog taip yra su maistinėm medžiagom, kodėl mes kartais norim citrinos ar ne, kodėl kartais atrodo nesuprantam, kodėl norim kažko rūgštaus ar kažko vynogės kokios ar nesaldžios. Aš jau nekalbu apie saldainius, aš kalbu apie sveiką maistą, kodėl raugintų kopūstų kartais norim agurko ir taip toliau. Tai va, ir dar išskirčiau, kalbant apie vaikų astmas, dar labai labai skirčiau gerasias žarnyno bakterijas ir skaidulas. Tai yra du dalykai, kurių mūsų vaikai šiandien negauna pakankamai arba tiesiog deficitas, galim sakyti, yra, nes vaikai valgo maistą, kuriame yra labai mažai skaidulų
Vaikai mažai mėgsta, kas iš vaikų daržovės valgys, daržovėse daugiausia skaidulų yra, antroje vietoje vaisiai, uogos ir, na, tiesiog tikrai, nu, ką vaikai, ar labai jau prašo jūsų kas nors kopūstų tie vaikai, nes kopūstai daugiausia turi salotos, kopūstai, tai yra daržovės, kurias ilgiausiai reikia kramtyti, jos daugiausia turi skaidulų ir kaip taisyklė jų mažiausiai vaikai nori. O gerosios žarnyno bakterijos yra nuolatos atakuojamos, nuolatos naikinamos dėl to, kad mes valgome maistą, kuriame yra antibiotikų. Tai yra mėsa iš parduotuvių, žuvis iš parduotuvių, pieno produktai, kiaušiniai. Visur yra pėdsakai antibiotikų ir atrodytų, ką tas pėdsakas, ar ne? Bet kai tu 3 kartus per dieną gauni tą pėdsaką, po savaitės, po mėnesio, po metų jau tas pėdsakas jau tampa nebe pėdsakas, jau tai tampa kritiškai toks jau svarbus kiekis. Ir mes, jeigu neduodame vaikui gerųjų bakterijų papildomai, jeigu negeria vaikas naminio rūgpienio, naminių pasukų, nu tikrai nežinau, nepažįstu savo aplinkoje, kas augintų karves, jeigu vaikai nevalgo raugintų daržovių, nes raugintose daržovėse yra kitos bakterijos, pieno produktuose yra kitos bakterijos, ir jeigu valgo tik iš parduotuvių tuos rūgpienius, visus kefyrus ir jogurtus, tai tie produktai yra gaminami iš pasterizuoto pieno, tai yra vėl kitos kultūros. Tai iš tikrųjų trūkumas bakterijų lemia imuniteto deficitą, išsibalansavimą ir yra autoimuninių bronchinių astmų gali tapti priežastimi. Tai va, tai gal ir atrodytų mamytėm čia jau per daug pasakoju sudėtingai, bet tiesiog mąstykime paprastai. Jeigu negauna vaikas kažko, nesuvalgo, tai su oru neprikvėpuos ir su vandeniu neišgers. Tai mes turime klausimą kelti, ko mano vaikas nevalgo iš tų išvardintų dalykų. Nevalgo daržovių, skaidulos maisto papildų pavidale. Negeria naminio rūgpienio pasukų, nevalgo raugintų daržovių, skaidulos. Žuvies laukinės nevalgo minimum 3 kartus per savaitę, būtinai omega-3 riebiosios rūgštys. D vitaminą patikrinot, trūkumas, būtinai vitaminas D. Nieko nevalgo vaikas nuskinto, nurauto iš žemės čia ir dabar, jeigu ten tik daržovės vaisiai iš parduotuvių, iš prekybos centrų, C vitamino papildomai. Nes vitaminas C neišsilaiko, jeigu obuolį nuskynė rudenį, dabar jau yra čiut ne vasara ar ne, to C vitamino yra, ten jau nežinau, 5 procentai maks jau čia geriausiu atveju. Tai C vitaminą, kodėl mes ir gyvename didžiausiame deficite šito vitamino, nes jis jautriausias vitaminas laikyme, šaldyme, virime. Užtenka išvirt, ištroškint, užšaldyt, vitaminas C žūsta. Jeigu nuskinam obuolį po 30 minučių, tas obuolys turi 30 procentų mažiau vitamino C. Išlaikėte iki pavasario rūsyje naminį obuolį 5 procentai. Nupurškėt su fungicidais, herbicidais, pesticidais, aišku, jūs to nedaro, tai daro prekybos centrai, iš kur ima tuos obuolius ar ne, to vitamino C dar mažiau liko. Nes jisai yra jautrus tiem dalykam ir didžiausias variantas, iš kur galim C vitamino gauti pavasarį daugiausia, tai yra raugintos daržovės. Bet, kiek vaikai jų valgo. Tai va, tai kaip ir viską pasakiau turbūt, kas buvo svarbiausia. Ačiū, Eglute, iš ties, manau, kad labai naudinga informacija ir labai tau ačiū, kad tu pasakei, žinai, tokį paprastą dalyką. Tiesiog mamytėms, jeigu, tiesiog pažiūrėkit, ką jūsų vaikutis valgo, ar ne? Tiesiog paprastas dalykas. Jeigu to nesuvalgo, tai kažką reikia daryti, ar ne, kažkuom papildyti, ne tai, kad kažkuom, o natūraliais, ar ne, papildais, maistinėm medžiagom. Tai ir atsiprašau, dar labai noriu įterpti baltymus. Pamiršau apie juos paminėti, baltymai tai yra statybinė medžiaga ir jeigu organizmas tų baltymų negauna, jisai ardo savo nuosavus
raumenis, sauso raumenų masę ardo organizmas, nes būtent baltymą naudoja imuniteto gaivinimui. Tai jeigu vaikas nevalgo baltyminio maisto, pavyzdžiui, vaikas nori tik miltų, tik sausainių, tik blynų, ar ne, jisai nori tik tai košių, tai dar čia jau gerai visai, bet nenori, pavyzdžiui, mėsos, nenori kiaušinių, nenori pieno produktų, nors daugiausia yra mėsoje baltymų, tai tiesiog vėlgi jo tada būna ir kūno masė maža to vaikučio, ir sunkiai auga svoris, ir jo imunitetas silpnas, nes nuolatos imunitetas tiesiog negauna baltymo. Ir tada galima naudoti baltymus kokteilių pavidale, kaip maisto papildą, kaip maisto pakaitalą. Tai dar tiesiog ir klausytojams norėčiau priminti, kad Eglutė veda ir asmeninės konsultacijas. Tai jeigu kažkur norėtume dar daugiau pasikonsultuoti asmeniškai, tiek dėl vaikučio, tiek dėl suaugusio ar ne kažkokios sveikatos problemos, tai ta konsultacija, Eglutė, yra tavo tokia, kad tu sudėlioji žmogui maistinių medžiagų rekomendacijas, ką reikėtų pavartoti pagal visą bendrą organizmo būklę. Tai aš jau ne vieną kartą esu užsiminus, kad mūsų organizmas yra visuma. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs kreipsitės ar ne dėl bronchinės astmos, ir kaip Eglutė minėjo, visų pirmiausia, reikia priežastį atrasti. Kodėl tai yra? Tai man asmeniškai dėl to ir patinka Eglutės konsultacijos, kad jinai labai išsamiai apie jūs visą tiesiog išklausinėja ir tik tada gali rekomenduoti, kas jums yra svarbu. Tai jeigu tikrai pajutot, norėtumėt konsultacijos, visada yra nurodytas elektroninis paštas ir galit parašyti, tikrai sutarsim. Tai labai dėkoju abiejom pašnekovėm ir Vaidutė. Tiesiog pabaigai, klausosi, ar ne, tėveliai, mamytės, ką norėtume tiesiog perduoti, nes tavo patirtis išties yra tokia, tikrai ilga, tokia, jau, kai sakau, 20 metų beveik, kiek suprantu, jūs ten vartojate, ar ne, visa šeima tas maistinės medžiagas ir tas suvokimas, kaip ir tu pati minėjai, labai pasikeitė, dėl ko tai yra svarbu daryti. Tai tiesiog, ką norėtum tėveliam, tiesiog kokią žinutę ar palinkėjimą būtent pasakyti. Aš žinokit, dabar klausant jūsų galvoju, dar iki dabar negaliu patikėti, kad organizmas yra toks mūsų išmanus. Atrodo, aš su šiais papildais gyvenu jau ne 20 metų, bet 16. Ir tikrai buvo įvairių situacijų, ne tik man asmeniškai, ar ne, ir su vaikais, ir yra begalė žmonių, tie, kurie su manim gyveno tiek Lietuvoje, tiek dabar čia, ir tiem, kuriem atsitinka kažkoksai tai sveikatos iššūkis, ir aš suvokiu, kad, kaip pasakyti, kai jie pradeda kažką vartoti, iš tų mūsų papildų, ar ne, aš matau, kad kaip keičiasi. Tai aš, pavyzdžiui, galvoju, kad jeigu žmogus išgirstų iš tikrųjų, kad tai vyksta ir kad tai veikia, tai mes begalės ligų išvengtume. Ta prasme, niekas neprieitų prie tokių komplikacijų sudėtingų, tokio didelio streso, kur mes patiriam tada, kada ypatingai vaikai serga, mamos, ar ne. Kai tu suvoki, kad tai yra ir kad tiesiog tu bijai bandyti kažko, kur tau čia net neįsivaizduoju, kaip pavyzdžiui žmonės, kodėl jie gali bijoti, kai čia yra viskas natūralu, čia tiesiog yra, aš nežinau, sakau, girdėti ir neduoti vaikui to, ko reikia, tai tas pats, kaip pasirinkti, žodžiu, priklausyti visai kitai sričiai, tai visai kitai daliai žmonių, už ko mes mokinamės apie tas ligas, ar ne? Tai aš sakau, tu niekada nebūsi tas per vidurį, arba vienoje pusėje, arba kitoje pusėje. Tai aš sakyčiau, kad drąsiai, be jokių ten mąstymų. Aš nežinau, mano mažiukai gimė ir trečiasis vaikas, kur nuo pat lėliuko tik pradeda valgyti maistą, įvedinėti į mitybą ten 6 ar 8 mėnesių, iš karto tu jam duodi kažką to, ko tu negali surankioti iš maisto. Tai
aš nežinau, aš turiu 3 sveikus vaikus, protingus ir tuos, kurie ne tai, kad aš turiu juos gaudyti, ten kažkaip maitinti ar ne, bet jie sąmoningi yra suvokę, kas yra gerai ir negerai. Vadinasi, jie paragavę tą maisto papildą, kuris jam reikalingas, sakau, aš nesu ta tokia išdresiravus tuos vaikus, ar ne, kad čia reikia gerti tuos papildus, jie jų nori, jie jaučiasi gerai. Tai vadinasi, jie yra tokie produktai ir aš nežinau, sakau, tas, kas neima, tai tiesiog nežinau, ko jūs laukiat. Man net atrodo ne tai, kad linkėjimas, bet toks privalumas būtų suvokti šiais laikais, kad kitaip nebus. Ta prasme, arba tu renkiesi sirgti ir ieškoti tada, kas ligas gydo, arba ieškoti būdų, kaip nesusirgti. Tai yra tik tais 2 keliai. Tai aš galiu pasakyti tik savo patirtimi, kur jinai yra per daug metų sukaupta, nuo seniorų, močiutės iki vyro problemų. Ten širdį, ta prasme, nekalbam apie slogas paprastas ir kosulius, tai kalbam apie didžiulės ligas, kur tu suvaldai papildų pagalba. Tai tiesiog noriu pasakyti, palinkėti, griebkit viską ir yra išeitys ir ko čia laukti. Ačiū tau už tokį nuoširdų pasidalinimą ir tikiuosi, kad tos visos mūsų dabar perteiktos žinios, žodžiai, pamastymai pasieks kuo daugiau žmonių. Tai turbūt šiam kartui tiek, nebent Eglutė dar norėtų gal kažkokį paskutinį žodį pasakyti. Ne. Aš jau viską pasakiau, pritariu ir Vaidutei, ir tau, ir tik palinkėsiu drąsos, sėkmės ir kas ieško, tas randa. Taip, tai ir baigiam tada šią gražią gaidą. Taip, ir sakom iki sekančių. Iki. Iki malonaus.